Kai užsiregistruojate ir prisijungiate į Tinkercad platformą, atsiduria tokiame vaizde, kuriame yra išdėstyti jūsų 3D dizainai, kuriuos paspaudus galite grįžti juos arba spustelėjus ant to logotipo paspausti delete ir jį ištrinti. Kad sukurtumėt naują dizainą, spaudžiam create, nuo to ir pradėsim, pasirinkam 3D dizainą ir kai atsidaro pagrindinis langas, labai trumpai aptarsim patį projektavimo principą ir tada pereisim prie programos apžvalgos ir visų funkcijų išdėstymo. Tai iš esmės principas paremtas, kaip aš vadinu, sudėk atimk principu. Tai mes turim vienas figūras, kurios gali būti pilnavidurės, jas vadinsiu pliusu, ir gali būti figūros, kurios yra tarsi skylės, vadinsiu minusu. Ir jeigu mes pliusą su minusu sudedam, tai reiškia vieną prie kito prijungiu, jos pažymiu sugrupuoju, tai reiškia, kad iš pliuso atimamas minusas. Jeigu aš turiu dvi formas, kurios abi yra pliusai, jas sujungiu vieną su kita, pažymiu, sugrupuoju, tai jos susijungia į vieną bendrą objektą. Jeigu aš turiu du minusus, kurios taip pat galiu sujungti ir tuomet gauti minusą, sugrupuoju, turiu tokį minusą. Tačiau jeigu aš vėl jungsiu pliusą su minusu, spaudžiu vieną kitą, sugrupuoju, man iš pliuso išpjaunamas minusas. Tokiu principu, turint dešiniai pusėje daugybę skirtingų figūrų, keičiant jų dydžius ir pakeičiant jų savybės, tai yra paverčiant ją pliusu arba minusu, mes galim kombinuoti ir gauti skirtingas formas. Kad ir kokią formą įkeliam, mes galim pasirinkti, ar jinai yra pliusas, tai yra pilnavidurė, ar minusas, tai yra angliškai skylė parašyta. Ir jeigu mes ją uždedam ant pliuso, abi pažymim, sugrupuojam, matom, kad viena iš kitos forma yra išpjaunama. Dabar pereisim prie pačios programos funkcijų apžvalgos ir aptarsim, kaip viską valdyti. Programa sudaryta labai paprastai, pačiame viršutinėme kairiame kampe yra failo pavadinimas, kuris iš karto uždedamas yra atsitiktinis, tai galima pasirašyti failo pavadinimas. Jeigu paspaudžiam ant Tinkercad logotipo, tai grįšim į pagrindinę panelę ten, kur yra visi mūsų failai. Tuomet štai čia turim visas funkcijas į vieną juostą sudėtas, kurias vieną po kitos aptarsim po to. Štai čia kairiame kampe turim kubą, kurį galim sukiot. Jeigu paspaudžiu, laikau pelę ir sukiojasi visas vaizdas, ant kubo taip pat galima paspausti front, tai vaizdą matysim iš priekio, paspaudžiam viršutinę rodyklytę top, matysim iš viršaus. Su pelės ratuku atitolinam arba priartinam vaizdą, su dešiniu pelės klavišu vaizdą sukiojam, su kairiu pelės klavišu galim žymėti objektus, nuspaudžiam, laikom ir braukiam pelę, kai atleidžiam jie pažymimi, o su viduriniu pelės ratuku mes vaizdą stumdom į šonus. Tai iš esmės tokiu principu ir valdom vaizdą. Prisiartinam, pastumiam į šoną, su dešiniu klavišu pasukam ratu, ką nors pažymim su kairiu klavišu ir tokiu būdu naviguojam ekrane. Daugiau valdymo funkcijų yra po kubų. Tai pavyzdžiui, jeigu pametam vaizdą, jisai kažkur nuskrido, mes pasiklydom, paspaudžiam namuką ir visuomet grįšim į pradinį vaizdą. Tuomet šitas funkcijas mes panaudojam ir taip su pele, tai nėra tikslo jų aptart, bet dar viena vaizdo svarbi funkcija yra switch to flat view. Tai reiškia, mes galim matyti vaizdą arba kaip perspektyvą, kaip šituo atveju. Jeigu aš įdėsiu kubą, pamatysite skirtumą. Mes matom kubą taip, tarsi matytų mūsų akis. Jeigu aš paspaudžiu štai šį mygtuką switch to flat view, tai vaizdas bus ortografinis. Tai reiškia, mes vaizdą matom taip, tarsi jisai būtų nubraižytas ant popieriaus lapo. Jeigu žiūrim iš šono, tai matom tik tai kvadratą. Paspaudžiu ant kubo left sienos ir matau visiškai tik kvadratą. Jeigu pakeičiu vaizdą vėl į perspektyvą, aš matau jau žymiai daugiau erdvės, lygiai taip, kaip mato mano akis. Rekomenduoju projektuojant naudoti ortografinį vaizdą, tai reiškia štai tokį techninį vaizdą, tam, kad būtų lengviau suvokti, kur yra skirtingi objektai erdvėje. Tačiau, kai jau norit pasižiūrėti galutinį sukurtą dizainą, tai siūlau persijungti vaizdą. Tai siūlau keitinėti tarp vaizdų, kad būtų lengviau projektuoti. Toliau štai čia šiek tiek tokius mažus mygtukus matom, tai yra tinklelio nustatymai. Tinklelis tai yra pagrindas, ant kurio mes dėliojam visus 3D objektus. Ir tinklelis gali turėti skirtingą suskaidimą. Ir prie to suskaidimo mes galim
prikipti. Tai mes galim prikipti kas 1 mm, kas pusę ir panašiai. Galim visai nekipti prie jo ir tada mūsų visi judesiai bus labai švelnus. Pavyzdžiui, jeigu aš dabar judinu šitą kubą, aš matau, kad jis juda po 1 mm. Jeigu aš paspaudžiu štai čia off, aš jį stumdau visiškai kaip noriu. Jisai nekimba kas 1 mm. Mano rekomendacija yra taip pat pasikeisti tinklelio dydį į jūsų turimo 3D spausdintuvo dydį. Tai tą padaryti turim paspausti settings ir tuomet štai čia apačioje turim įrašyti plotį ir ilgį. Šituo atveju prūsas spausdintuvo plotis yra 250 ir 210 mm. Tai aš projektuodamas žinau, kad 100% tilpsiu ant 3D spausdintuvo plokštumos ir tokius objektus, kuriuos sukursiu, galėsiu pagaminti. Toliau vienas svarbiausių dalių Tinkercad programai yra štai ši dešinė juosta, kurioje yra išdėstytos visos 3D formos. Ir formų yra žymiai daugiau negu štai čia matot. Jeigu paspaudžiam ties Basic Shapes, mes matom visą sąrašiuką ir galim pasirinkti skirtingas tematikas atitinkančius 3D modelius. Tai šituose mokymuose mes aptarsim pačias pagrindinės formas, nelysim į kiek sudėtingesnės, tačiau siūlau peržvelgti kiekvieną iš jų ir išnagrinėti ir surasti jums tinkamus 3D modelius. Kaip ir prieš tai minėjau, mes paimam pasirinktą formą, spaudžiam kairių pelės klavišų, laikom, braukiam ir atsiduriam 3D erdvėj. Kiekviena forma gali būti arba pilna vidurė, kaip sakiau, pliusas, arba skylė. Tai nekreipkite dėmesio, kad čia yra parodytos, kad štai čia yra parodyti tik tai kubas ir cilindras kaip skylė, tačiau čia gali suveikti tiesiog kaip priminimas, kad mes kiekvieną objektą galim paversti ir skylę. Mes paspaudžiam ant jo, paspaudžiam hole ir tokiu būdu šita forma bus išpjaunama iš kitų formų, kai jas tarpusavėje grupuosim. Kad ir kokią formą įkeliam iš dešinės juostos, mes ją galim modifikuoti. Tai reiškia, kai ant jos paspaudžiam, mes matom daug papildomų parinkčių, su kuriom galim keisti šitos formos dydį. Šituo atveju kubą galime su kampiniais kvadratėliais stumdyti ir keisti jo tiek ilgį, tiek plotį. Jeigu spaudžiu ant viduryje esančio juodo kvadratėlio, tai aš keičiu tik jo ilgį, o jeigu spaudžiu ant kito kvadratėlio, tik jo plotį. Lygiai taip pat galim keisti ir jo aukštį su kvadratėliu viršuje. Ir kiekvieną matmenį mes galim įrašyti skaičiais, tam, kad turėtume tikslius objektus. Tai reiškia, užeinam ant kvadratėlio, pavyzdžiui, norim keisti jo plotį, paspaudžiam ant to kvadratėlio, tuomet atsiranda štai šalia esantis matmuo. Spūstelim ant to skaičiaus ir įrašom, pavyzdžiui, 20, spaudžiam klaviatūrai Enter. Tuomet paspaudžiam ant kito kvadratėlio ir štai čia įrašom, pavyzdžiui, 30 su klaviatūra, spaudžiam Enter ir jeigu norim pakeisti jo aukštį į tikslų, spūstelim ant to kvadratėlio, paspaudžiam ant skaičiaus ir įrašom aukštį 5. Tai štai tokiu būdu yra keičiami objektų dydžiai, taip pat galim keisti jų poziciją erdvėje. Tai reiškia, jeigu aš paspaudžiu ant šitos figūros ir kairių pelės klavišų spaudžiu ne ant kvadratėlio, ant pačios figūros ir laikau pelę, aš ją galiu stumdyti erdvėje ir matau, kiek milimetrų nuo pradinio taško aš ją pastumiu. Lygiai taip pat galiu keisti ir aukštį, kuriame yra mano figūra. Tai štai šitas viršuje esantis trikampėlis, nuspaudžiu, laikau jį ir galiu pakelti savo figūrą į aukštį. Pavyzdžiui, paspaudžiu ant skaičiaus ir rašau, kad mano štai ši figūra pakilusi 15 mm nuo pagrindinės plokštumos. Lygiai taip pat kaip pastumdau objektą, lygiai taip pat galiu jį ir pasukioti. Tai turiu štai tokias rodyklytes, jos yra 3. Ir jeigu aš paspaudžiu ant jos, šiek tiek priartinsiu vaizdą, jeigu paspaudžiu ant jos ir laikau pelę ir judu viduje apskritimo, tai aš judu žingsneliais, kas 22,5 laipsnių. Jeigu judu išorėje, tai aš galiu judėti net ir po 1 laipsnį. Atleidžiu pelę ir tuomet turiu galimybę įrašyti laipsnius, kokiu kampu bus pasuktas objektas. Pavyzdžiui, -45. Spaudžiu Enter ir kai paspaudžiu bet kur, pavyzdžiui, štai čia, mano pažymėjimas dingsta ir mano objektas liko štai taip pasuktas. Lygiai taip pat galiu sukioti jį ir kitomis kryptimis. Pasirinkau štai šias rodyklytes ir pasuku objektą kitomis kryptimis. Galiu arba įrašyti, arba nutraukti mano pasirinkimas paspaudęs bet kur iš esmės, arba paspaudęs mygtuką Escape.
paprastumo sumetimais dabar įsikelsim 2 kubus ant mūsų plokštumos ir pereisim visą įrankių juostą, kuri atskleidžia labai daug galimybių. Pažymiu vieną objektą, spaudžiu klaviatūrai delete, pažymiu kitą delete ir įsidedu tiesiog 2 paprastus kubelius. Braukiu ant plokštumos ir lygiai taip pat braukiu kitą. Prieš tai dar nepaminėjau, kad keisti ir modifikuoti dydį galime ne tik su kvadratėliais, bet ir štai šitoje parinkčių juostoje, kuomet turim atskiras vietas įrašyti norimiems matmenims. Pradėsim nuo to, kad galim objektus kopijuoti, tai paspaudžiam ant vieno iš kubų, galim paspausti copy ir tuomet, kai paspaudžiu bet kur nusiima pažymėjimas ir paspaudžiu paste, man atsiranda dar vienas kubas, kurį galiu pastumdyti erdvėje. Lygiai taip pat galiu naudoti klaviatūrą, paspaudžiu Ctrl ir C, tuomet Ctrl ir V ir atsiranda dar vienas kubas. Tačiau nenaudojant klaviatūros labai patogiai funkcija pažymėti objektą ir spausti tiesiog duplicate mygtuką. Spaudžiu duplikuoti ir ant viršaus iš karto atsiranda antras lygiai toks pat objektas. Jeigu jį noriu ištrinti, tai paspaudžiu arba štai čia delete, arba klaviatūroje delete. Jeigu kažką suklydau ir noriu grįžti atgal, visuomet turiu funkciją undo, tai reiškia, jinai grįžta vienu veiksmu atgal, arba redo, tai Ctrl Z grįžta atgal, o Ctrl Y paina vėl į priekį. Pavyzdžiui, Ctrl Z, Ctrl Y. Ir tokiu būdu, net jeigu suklydau, galiu pasitaisyti. Jeigu kuriu daug skirtingų objektų, tai dalį jų aš galiu išjungti, kad jie man netrukdytų tuo metu, kol projektuoju kitus. Tai pavyzdžiui, turiu 3 kubus ir vieną iš jų noriu išjungti, nes darbuosiuosi tik tai su šiuo ir su šiuo. Tai paspaudžiu ant 3 kubo ir štai čia yra mygtukas lemputės logotipas, paspaudžiu štai jį ir tuo metu mano objektas yra pašalinamas iš vaizdo, tačiau jis nėra ištrinamas. Jeigu aš noriu jį atlikęs visus norimus veiksmus vėl sugrąžinti į vaizdą, paspaudžiu viršuje atsiradusią lemputę ir jisai grįžta į mano vaizdą. Tuomet šalia esanti funkcija yra pagrindinė ir dažniausiai Tinkercad programoje naudojama funkcija, tai yra grupavimo funkcija. Kad ją atlikčiau, aš iš pradžių turiu pažymėti 2 ar daugiau objektų, tai žymėti galima tiesiog spaudžiant ekrane kairį pelės klavišą ir braukiant pelę. Tokiu būdu pažymimi vienas ir kitas objektas, arba aš galiu pažymėti vieną objektą, tuomet laikyti Shift mygtuką klaviatūrą ir pažymėti kitą. Tokiu būdu bus pažymėti 2 objektai. Jeigu norėsiu vis dėlto vieną atžymėti, tai vėl nuspaudžiu Ctrl ir paspaudžiu ant objekto, kurį noriu atžymėti. Šis mygtukas yra reikalingas tada, kai turim daug objektų pažymėję. Pavyzdžiui, braukiu pelę, pažymėjau visus 3 objektus, bet nusprendžiu, kad netyčia pažymėjau 3 ir man jo nereikia, tai paspaudžiu Shift, paspaudžiu ant to objekto ir turiu pažymėjęs tik tai tos 2. Kai aš juos paspaudžiu, turiu funkciją grupuoti. Grupuoti visiškai dažniausiai naudojama funkcija, tai skatinu ją tikrai atsiminti net ir klaviatūrai, paspaudžiam Ctrl G ir sugrupuojam 2 objektus, jie yra sujungiami. Kaip prieš tai minėjau projektavimo principą, jeigu kitas objektas bus skylė, taip minėtas minusas, pavyzdžiui, paspaudžiu Hole, jisai tampa toksai skaidrus ir kai sujungiu 2 objektus, šituo atveju turiu vieną objektą, kadangi jis jau sujungtas, ir pažymiu dar kitą, kuris yra kaip skylė, kaip minuso ženklas, ir jeigu aš juos grupuoju, pliusas minusas, tai minusas išsitrina. Štai tokiu būdu kuriu 3D modelius. Įdomu tai, kad visada galima dar šiek tiek grįžti atgal ir jeigu sugrupavom kažką, ką norėtume atgrupuoti, visad galim atgrupuoti. Paspaudžiu Ungroup ir matau, kad atsiranda prieš tai mano 3 naudotos figūros. Bet atsirado šituo atveju tik 2, kadangi grupavimą nuėmiau tik vieną kartą. Tai reiškia, patį paskutinį grupavimą nuėmė. Jeigu paspausiu ant šitų 2 sujungtų kubų ir dar kartą paspausiu Ungroup, man išgrupuos ir juos. Ir turėsiu vėl 3 detalės. Kita labai dažnai naudojama funkcija yra Align, tai reiškia lygiuoti. Ir tą mes turim taip pat pažymėti 2 objektus. Paspaudžiu vieną, laikau Shift mygtuką, paspaudžiu kitą. Ir kai pasirinku Align funkciją, galiu juos sulygiuoti. Atsiradę juodi taškeliai žymi, ties kuriomis vietomis bus sulygiuoti objektai. Ir kai užeinu ant jų, aš galiu matyti, koks bus rezultatas, kokio rezultato tikėtis. Jeigu noriu
taškelius permesti ant kito objekto, paspaudžiant jo, ir matau, kad taškeliai perbėga ant kito objekto ir galiu lygiai taip pat pasitikrinti lygiavimą su kitu objektu. Tai paspaudžiu, pavyzdžiui, šį lygiavimą ir dar kartelį paspaudžiu vieną su kitu, paspaudžiu align ir galiu sulygiuoti netgi vieną ant kito. Ir kita funkcija dažnai naudojama yra mirror, tai reiškia kopija veidrodiniu būdu ir jai suprasti lengviausiai yra įkėlus netaisyklingos formos figūrą. Šituo atveju įkeliu širdelę ir kai pažymiu šią širdelę, paspaudžiu štai čia mirror, aš galiu pasirinkti ties kuria plokštuma bus atliekama veidrodinė kopija. Jeigu renkuosi šitas, matau, kad nieks nesikeičia, nes mano objektas yra simetriškas, tačiau pažymėjus štai šitą rodiklę, aš matau, kad mano širdelė apsukama veidrodiniu būdu. Jeigu aš turiu kelis objektus ir pažymiu juos visus vienu kartu, pavyzdžiui, spaudžiu ant širdelės, laikau shift, spaudžiu ant kubo, spaudžiu mirror, lygiai taip pat galiu atlikti veidrodinę kopiją. Net ir į viršų arba per šią plokštumą. Paspaudžiu ant šitų rodiklių ir matau, kad mano širdelė ir kubas tarsi veidrodyje dabar atsispindi lyginant su pradinė jų pozicija. Paskutinė funkcija Tinkercad programoje yra pati naujausia ir mano akimis viena naudingiausių ir dažniausiai naudojimų, tai yra funkcija cruise. Jeigu aš pažymiu vieną iš formų, paspaudžiu štai šitą funkciją, tuomet aš turiu taškelį, kurį nuspaudęs ir laikydamas galiu braukti per skirtingus objektus ir mano forma automatiškai atsiduria ant to objekto skirtingų plokštumų. Tokiu būdu aš galiu žiauriai lengvai patalpinti štai šitą širdelę ant kubo sienelės ir spusteliu bet kur, kad nuimčiau žymėjimą, prisiartinu šiek tiek ir, pavyzdžiui, dabar galiu sumažinti širdelę, spaudžiu štai šį kvadratėlį, šiek tiek pamažinti jos aukštį, plotį ir galiu ją pastumti į vidų. Jeigu aš ją paverčiu minuso ženklų, pažymiu kubą, pažymiu širdelę, paspaudžiu grupuoti, aš turiu išpjautą širdelę iš kubo sienelės. Tai labai patogu su cruise funkcija, dar kartą rodau, paspaudžiu cruise, turiu taškelį, braukiu ant kitų objektų ir mano detalė atsiranda ant kitos detalės tame taške. Kai jau pasižaisit su pagrindiniam formom ir pagrindiniam funkcijom, siūlau peržvelgti kiekvienos iš formų dar papildomas funkcijas, kurios atsiranda, kai įkeliam ją. Dabar pažymėsiu visas ir ištrinsiu ir, pavyzdžiui, įkelsiu štai šį šešiakampį, įkeliu štai čia ir matau, kad aš turiu pasirinkamą ne tik solid arba whole, pliusas arba minusas, bet ir turiu papildomų parametrų, kurie priklauso nuo formos, kurią įkeliu. Tai šito atveju aš galiu pasirinkti šešiakampio sienas ir paversti jį ne į šešiakampį, o aštuonkampį ir panašiai. Lygiai tokiu pačiu principu galiu pakeisti jo briaunų užapvalinimą. Pavyzdžiui, paspaudžiu ant bevel ir braukdamas matau, kad ją šiek tiek pripjauna ir kraštinės tampa nebe tokios aštrios. Lygiai taip pat galiu keisti ir segmentų kiekį. Segmentų kiekis tai reiškia, kiek plokštumų sudarys tą užapvalinimą. Kuo daugiau tų mažyčių plokštumų, tuo apvalesnis yra užapvalinimas. Jeigu segmentas vienas, tai reiškia, mes tiesiai nupjaunam. Jeigu segmentų šiek tiek daugiau, tai atsiranda, matom, daugiau mažų plokštumų ir užapvalinimas tampa tolygesnis. Jeigu paspaudžiu 10, matau, kad man visiškai idealiai užapvalino visas kraštinės. Tai siūlau peržvelgti kiekvieną iš parametrų, kai įkeliat skirtingą formą. Pavyzdžiui, įkeliam štai šią spurgą ir matom, kad turim jos skersmenio pasirinkimą, story ir panašių principų, kaip prieš tai įvardinau užapvalinimą, tai čia turim irgi jos suskaidimą ir galim jį pamažinti arba padidinti. Lygiai taip pat kaip ir kitą suskaidimą ratu. Tai kuo didesnis suskaidimas, tuo galima įvardinti taip netgi geresnė kokybė failo. Tai reiškia, kad jisai bus apvalesnis. Ir kai galiausiai sukuriam norimą objektą, pavyzdžiui, prijungiu šitą spurgą prie aštuonkampio, paspaudžiu group, sukūriau štai tokį objektą.
mes galim jį eksportuoti. Paspaudžiam eksport ir turim keletą pasirinkimų. Tai turim kelis failų tipus, dažniausiai 3D spausdinimui naudojamas STL formatas, paspaudžiam STL ir mūsų modelis yra atsisiunčiamas. Sutalpinti visas 3D spausdinimo žinias į kelias minutės pakankamai sudėtinga, todėl video, kurį žiūri, yra tik ištrauka iš mano mokymų 3D spausdinimo startas kartu. Ten praeinam visą spausdinimo procesą net 2 kartus, kai ieško modelių internete ir juos gaminam, ir kai kūrėm modelius patys ir juos gaminam. Ir iš esmės aš pats nusiperku tą patį 3D spausdintuvą, kartu išpakuojam ir praeinam visą procesą kartu. Tai apsvarstyk įsigyti tuos mokymus, o dabar neriam atgal į video. Dabar kartu suprojektuosim štai tokį puodelio 3D modelį. Iš esmės mes jį mokomės projektuoti šiek tiek sudėtingesniuose Autodesk Fusion programos mokymuose, tačiau akcentuoju tai, kad net ir su Tinkercadu galima sukurti įvairiausio sudėtingumo 3D modelius, tai reikia tiesiog įvaldyti keletą smulkių niuansų, kuriuos ir parodysiu, ir naudodami tas pačias primityves grupavimo funkcijas pasieksim lygiai tokį patį rezultatą, kaip matot šitoj nuotraukoj. Suprojektavę štai tokį puodelį, drąsiai galėsit suprojektuoti ir bet kokį kitą sudėtingą objektą Tinkercad programai. Tai šitą puodelį ištrinam ir pradėsim nuo jo sukūrimo nuo pradžių. Tai mums bus reikalingos 2 formos. Tai viena yra spurga, angliškai torus, ir kita yra cilindras. Ir turint tiesiog 2 formas sukursim visą puodelį. Visada siūlau pradėti nuo to, kad turite įsivaizduoti, kokios pačios primityviausios formos sudaro mūsų norimą projektuoti 3D modelį. Tai šituo atveju viskas labai paprasta. Turim cilindrą ir turim vieną spurgą. Įsikeliam visas formas ant mūsų projektavimo plokštumos, pasirenkam cilindrą ir tuomet pakeičiam jo dydį. Dabar akcentuoju svarbų mygtuką Shift. Jeigu aš paspaudžiu ant kampo taškelio ir laikau Shift mygtuką, tai tada mano objektas yra didinamas proporcingai visas. Jeigu Shift nelaikau, tai aš matau, kad gaunu tokią netaisyklingą formą ir man sudėtinga įsivaizduoti, kaip tas puodelis atrodys. Tai laikau Shift mygtuką klaviatūroje, didinu štai šitą cilindrą ir padarysiu jį 50 mm. Tai kai šiek tiek padidinau, paspaudžiu ant skaičiuko, prašau 50 ir su Tab mygtukų klaviatūroje galiu peršokti į kitą skaičių. Peršoku į kitą skaičių, čia tas pats 50, kadangi judinom su Shift mygtuku ir spaudžiu Enter. Užsifiksavo mano matmenys ir dabar aš noriu padidinti šito cilindro tikslumą. Tai reiškia, aš turiu padidinti, kiek kraštinių jį sudaro. Kaip matot, jisai yra šiek tiek kampuotas, tai jeigu štai čia ties sides aš didinu skaičių, matau, kad mano cilindras atrodo daugmaž idealiai lygus. Svarbu pabrėžti, kad bet kokiu atveju visi 3D modeliai suprojektuoti Tinkercad programai turi šiokį tokį kampuotumą. Tai kai turim pirminę formą, pasiemam puodelio rankeną, pasistumėm ją šiek tiek į šoną ir tuomet pasukam 90 laipsnių kampu. Spaudžiu ir laikau pelę vidiniai daly tam, kad užsifiksuotų 90 ir tuomet padidinu ją. Taip pat paimu kamputį, laikau Shift mygtuką klaviatūroje, padidinu šiek tiek šitą rankeną, pasisuku vaizdą šonu, galiu paspausti štai čia front, kad pasisuktų vaizdas visiškai tiesiai. Dar kartą paminiu, kad aš visada projektuoju su ortografik atvaizdavimu. Tai reiškia, jeigu norit matyti kaip perspektyvą, kaip žmogaus akis, turit paspausti štai čia. Tačiau projektuojant, grįžtu į mano pirminį vaizdą, žymiai paprasčiau projektuoti, jeigu matom vaizdą tarsi plokščiam brėžiny. Tai kai aš pasuku vaizdą ties front ir stumdau objektą, tai jisai juda tik tai šitoj plokštumoj, pastumiu jį labai preliminariai, man nereikia išlaikyti jokio tikslumo kol kas. Pastumiu štai čia, dar kartą pastumiu štai taip ir matau, kad rankena šiek tiek per stora, todėl turiu keletą parametrų, kuriais galiu manipuliuoti ir įrašyti, kad mano rankena bus, pavyzdžiui, 5 mm. 5 šiek tiek per daug. 2 atrodo visai proporcingai ir lygiai ta pati analogiška situacija kaip su cilindru, aš padidinu šitos rankenos detalumą, paimdamas ir padidindamas jos suskaidimą, padidinu maksimaliai abu parametrus. Tuomet, kai aš supozicionavau rankeną preliminariai, aš matau, kad ji tikrai nėra
per vidurį, matau, kad jinai yra nukrypus, bet mums iš pradžių ir nereikia visko pozicionuoti tiksliai. Pradžiai pasidarom viską plius minus ir tada turim tam skirtą funkciją align. Pažymiu vieną objektą, shift mygtukas pažymiu kitą, tuomet spaudžiu align ir turiu keletą parametrų. Jeigu paspaudžiu ant šito taškelio, mano rankena atsiduria visiškai per centrą cilindro. Jeigu pasuku vaizdą šonu, turiu kitą taškelį, kad rankena pastatytų visiškai per centrą ir vertikaliai. Ir dabar paspaudžiu bet kur su kairiu pelės klavišu, matau, kad rankena visiškai tiksliai per vidurį. Dabar mums reikia išpjauti vidinę puodelio ertmę. Ir neskubėkit sujungti rankenos su būtent šitų cilindrų, kadangi viską galit pasiplanuoti iš anksto. Tai iš pradžio aš pasidarysiu šito cilindro kopiją, kad jį liktų, tik tada prieš tai buvusi cilindrą sujungsiu su rankena ir tuomet padarysiu išpjovimą. Tai taip ir padarau, paspaudžiu ant cilindro, tuomet paspaudžiu Ctrl ir D, kad atlikčiau kopiją toj pačioj vietoj, arba mygtukas štai čia, Duplicate and Repeat, spaudžiu ir aš žinau, kad toj pačioj vietoje atsirado lygiai toks pat cilindras. Tai mano kitas veiksmas yra sujungti rankeną su cilindru, paspaudžiu ant rankenos, paspaudžiu Shift laikydamas ant cilindro ir paspaudžiu grupuoti. Matau, kad sukūriamas mėlynas puodelis ir matau, kad viduj vis dar yra tas prieš tai duplikuotas cilindras. Tam, kad aš nepastumdyčiau netyčia štai šito viso puodelio ir išlaikyčiau vidinį cilindrą per centrą, aš jį užrakinsiu. Štai čia yra funkcija lock. Kai paspaudžiu lock editing, tuomet paspaudžiu bet kur ir jeigu netyčia net ir paspausiu ir pabandysiu pastumdyti puodelį, jis liks vis tiek toj pačioj vietoj. Tai tą pasidarau tam, kad man būtų lengva pažymėti po juo esantį prieš tai sukurtą cilindrą. Paspaudžiu ant jo ir matau, kad pagal kampus, kad pasižymėjo tik tai vidinis cilindras. Tai mano tikslas dabar yra sumažinti cilindrą proporcingai ir visiškai per centrą. Tai reiškia, kad jisai mažėtų per šitą tašką. Tam padaryti aš turiu naudoti jau 2 mygtukus klaviatūrai. Tai atrodau pavyzdį. Jeigu paspaudžiu ant kampo ir judinu, aš matau, kad mano cilindras juda visiškai netaisyklingai. Jeigu laikau Shift, jisai juda didėja ir mažėja proporcingai, tačiau visiškai ne nuo centro taško. Bet jeigu aš klaviatūrai dar pridedu mygtuką Alt, nuspaudžiu Alt ir Shift, matau, kad jis didėja nuo centro ir į visas pusės proporcingai. Tai mano atveju man jį reikia pamažinti. Šiek tiek jį pamažinu iki, pavyzdžiui, 45. Atleidžiu visus mygtukus ir tuomet galiu paspausti ant skaičių ir rašyti 45, paspausti Tab, peršoku į kitą skaičių, irgi įrašau 45, spaudžiu Enter. Dabar mano viduj esantį cilindrą reikia paversti skyle. Tai vietoj Solid turiu pasirinkti Hole. Paspaudžiu Hole ir aš žinau, kad aš cilindrą pamažinau, jos skersmenį pamažinau, tačiau jisai yra lygiai jisai yra prie puodelio dugno. Tai jeigu aš jį pjausiu, išpjausiu ir dugną. Vat kaip tik pasukus vaizdą žemyn, matosi, kad jisai prie pat apatinės plokštumos. Tai man jį reikia šiek tiek pakelt. Kad jį pakelčiau, patogiausia vaizdą pasukti su kubu paspaudus front ir tuomet turiu rodiklytę. Rodiklę stumiu į viršų ir matau atsiranda skaičius ir pakelsiu 4 mm. Spaudžiu ant skaičius, rašau 4, spaudžiu Enter ir tuomet padidinsiu to cilindro aukštį. Paspaudžiu ant šito kvadratėlio, pakeliu į viršų, jau dabar nesvarbu, kiek pakeliu, tiesiog pakeliu į viršų. Matau, kad apačioje niekas nesikeičia, vis dar 4 mm, reiškia turėsim 4 mm dugną puodelio. Ir dabar turim, kaip prieš tai įvardinau, pliusą, turim minusą, galim vieną iš kito išpjauti į juos sugrupavę, tik tai reikia atrakinti puodelio modelį. Paspaudžiu ant puodelio, paspaudžiu atrakinti, jisai iškart jau pažymėtas, laikau Shift mygtuką, paspaudžiu ant prieš tai sukurtos skylės ir paspaudžiu grupuoti. Paspaudžiu dabar bet kur ir turiu štai tokį puodelio 3D modelį, kuris yra sudarytas taip, tarsi vienas sulipdytas objektas, o ne keli objektai plūduriuojantis kažkur ore. Ir vienintelis likęs dalykas tai yra pasitikrinti vaizdą taip, tarsi matytų mūsų akis. Pakeičiu vaizdą, spaudžiu štai čia ir matau štai tokį tikrovišką puodelį. Dabar galim jį eksportuoti. Paspaudžiam Export
pasirenkame STL formatą, jisai labiausiai tinkamas 3D spausdinimui ir viskas. Tai kombinuodami šitas visas funkcijas, drąsiai galiu sakyti, kad suprojektuosit bet ką. Yra tikimybė, kad gali kai kuriais atvejais pritrūkti šiek tiek tikslumo arba būtent modelių rezoliucijos, taip vadinamo suskaidimo. Tai jeigu jo pritrūks, siūlau peržvelgti Autodesk Fusion projektavimo programą, kadangi yra puikus žingsnis į priekį po Tinkercado, pasižaidus, pasieksperimentavus su Tinkercad programa. Mano tikslas, kaip įmanoma geriau perduoti 3D spausdinimo žinias būtent tau. Tai jeigu apsvarstysi mokymus 3D klasė LT puslapyje, būsiu labai dėkingas, o dabar iki kitų kartų.